Tomai, kodėl nepavyko įteisinti partnerystės per 100 dienų? Kai Laisvės partija 20 metais išrinko į Seimą, partnerystę savo programai turėjom ne tik mes, bet ir Liberalų sąjūdis ir socialdemokratai. Šitos 3 partijos kartu turėjo 37 balsus, įstatymui priimti mums reikėjo dar 34. Problemas prasidėjo tada, kai Liberalų sąjūdis ir socialdemokratai dalis tų frakcijų pradėjo nebebalsuoti už šitą įstatymo projektą, nors turi jį savo programuose. Partnerystės klausimų tikrai nebus ir nereikia dėl to erzinti visuomenės ir nešti į Seimo salę teisės aktų projektų, kurie neturi galimybės būti priimti. Ir Laisvės partija buvo išsiųsta į Seimą surinkti neegzistuojančių balsų šiam įstatymo projektui ir sunešiot geležinės kurpaitės. Apibūdink koalicijos partnerius atskirai ir kiek lengva su jais buvo siekti bendrų tikslų? Ieškodami trūkstamų balsų Civilinės sąjungos įstatymų projektui, natūralu, kad pirmiausia kreipėmės į koalicijos partnerius, į Liberalų sąjūdį ir Tėvynės sąjungą. Liberalų sąjūdis pademonstravo visišką abejingumą, nes jie nuolatos kartojo, kad 4 agroliberalų balsų jie niekaip pakeisti negali, kaip priežastį nurodydami, kad vieno iš jų brolis yra kunigas. Tuo tarpu konservatorių frakcijos lyderiai atrodo visą laiką vengia pripažinti, kad jie visiškai nevaldo savo krikdeminio flanko. Buvo dažnai sakoma, kad daugiau įtakos krikdemams turi Ingrida Šimonytė ar Gabrielius Landsbergis, o Kasčiūnas ar Saudargas. Mes turime Lietuvoje konstitucijoje įtvirtintą šeimos modelį, kad tai yra santuoka tarp vyro ir moters, tėvystė, motinystė, vaikai, tėvai, viskas tai yra šeima. Ar krikdemai tikrai negalėjo balsuoti už partnerystę? Nors konservatoriai save pozicionuoja kaip labai vakarietišką ir vertybišką partiją, man atrodo, partnerystės įstatymo klausimas jiems apskritai nebuvo svarbus. Kaip analogą galim prisiminti Majausko situaciją, kai partijos vadovybei nepaklusęs Seimo narys, nes balsavo už lengvatinį PVM maitinimo įstaigoms, dėl to buvo išmestas iš partijos. Man dar neteko girdėti, kad nors vienas krikdemas būtų susilaukęs kokių nors sankcijų vien todėl, kad balsavo prieš partnerystę. Tomai, įvardink 3 dalykus, kurie vyko Seimo užkulisiuose bandant teisinti partnerystę. Jūs tikrai matėte ne viską. Seime nutiko tiek daug įdomių dalykų siekiant priimti Civilinės sąjungos įstatymą. Pavyzdžiui, kalbėjausi su visais Seimo nariais individualiai. Vienas Seimo narys, kuris yra operos dainininkas, susilaikė balsuodamas už partnerystę, nes nepriklausomybės pradžioje nuvykęs į vieną iš operos workshopų pamatė, jog ten visi gėjai, o jis ne. Svarstant Civilinę sąjungą svarstymo stadijoje, visi nepritarintys Seimo nariai buvo siunčiami į komandiruotes. Pavyzdžiui, Kaimo reikalų komitetas išvyko į komandiruotę Lenkijoje dėl Ukrainos grūdų eksporto. Ir galiausiai įsiminė socdemų išdavystę bandant priimti Civilinės sąjungos įstatymo projektą, kai asmeniškai žadėjo paramą ir palaikymą šiam įstatymo projektui, Vilijos Blinkevičiūtės asmenyje. Mes tikrai suprantame, kad laisviečiai šiuo atveju paramos iš socialdemokratų balsų tikrai tikėtis negali. Galutinėme etape suvarė peilį į nugarą, atitraukė savo balsus ir užkirto kelią, kad šis įstatymas būtų priimtas jau šios kadencijos Seime.